Sveiki gyvi, sustinkame 2011 metais jau antrąjį kartą kartu su Vilniaus krepšinio lygos apžvalga. Pasižiūrėkime, kas lygoje nutiko per pirmąją sausio mėnesio pusę. Keliaukime iš karto į elito grupę, kur susitiko Dapreje ir Ark Studija. Susitikimą itin galingai pradėjo Daprejos vyrai, kurie po Mato Tvarijono dvitaškio dar pirmame ketvirtyje įgijo dviženklę persvarą – 22-10. Ark Studija pabudo tik tai antrajame, kuomet po Martyno Girniaus tritaškio atsiliko 6 taškais. Daprejos stovykloje kyla pirmieji nerimo protrūkiai, kuomet techninė pražanga yra nubaudžiamas Eligijus Radeckas, o nesportinė čia pat užsidirba ir Darius Čiūtė. Pavėlavęs į rungtynes atvyksta Rimvydas Sosnauskas iš Ark Studijos, kuris ir tapo viena pagrindinių figūrų mače. Trečiasis kėlinys jau priklausė svečiams. 2 tritaškius pailiui pateikęs Martynas Girnius pirmą kartą pirmyn išvedė Ark Studiją, o dar įspūdingesnį spurtą dvitaškių su pražanga per Darių Čiūtą pabaiga Rimvydas Sosnauskas ir rezultatas jau 52-61. Tuo metu pilnai priklausanti iniciatyva buvo paleista. Ark Studija pati savo išsikasė duobę lygioje vietoje. Ketvirto kėlinio pradžioje dėl jų nuomonė nesušviltų kelių pražangų, atakuojant Martynui Šakui, svečiai pradėjo atkakliai prieštarauti bet kokiam teisėjų sprendimui. Nuosprendžio ilgai laukti neteko. Techninė pražanga užsidirbo Martynas Girnius, o ir toliau su tokiu sprendimu nesutikusiai komandai skirta dar ir suoliuko techninė pražanga. Patyręs Eligijus Radeckas šaltakraujiškai sumetė visus 4 baudos metimus, o čia pat pridėjus dar 2 ilgamečio Vilniaus statybos krepšininko Aurimo Palšio tritaškius, rezultatas tapo 76-68 ir viskas pasidarė aišku. Nepaisant to, aistros aikštelėje nerimo. Visą likusį laiką po skirtų nuobaudų Ark Studija negailėjo epitetų teisėjams, kiekvieną jų sprendimą palydėdami neigiamą reakciją ir komentarais. Susitikimo pabaigoje šis pokalbis jau perėjo į rimtus grasinimus ir apeliavimą į rungtynes aptarnaujančio personalo neprofesionalumą. Labiausiai prie šios situacijos prisidėjusių Rimvydo Sosnausko, Luko Podžiūno ir Marijaus Budreckio elgesys iš karto po rungtynių oficialiu Vilniaus krepšinio teisėjų sąjungos raštu perduotas Vilniaus krepšinio lygos valdybos svarstymui. Be atgarsių neliko ir Daprejos komanda, kurios narys Rytis Kulkauninkas rungtynėms einant į pabaigą gavęs 5 pražangą spyrė plastmasinį butelį pataikiusi į sekretoriato darbuotojus. Sprendimai buvo griežti, tačiau teisingi. Kaip ir Ark Studijos komanda, nubausta 100 litų bauda. Vienas pagrindinių iniciatorių, Rimvydas Sosnauskas, gavo 2 rungtynių diskvalifikaciją bei 100 litų baudą. Na, o likę krepšininkai Lukas Daprejos 10 litų baudą bei Marius Budreckis baudą imtinai. Kaip atrodo elito grupės turnyrinė lentelė? Pirmauja pirmuosius pralaimėjimus patyrę Tuomena Šiaurės Lietuva LT bei Ernst & Young komandos. Visiškai čia pat Stamperija ir Tegra. Turnyrinės lentelės apačioje itin ankšta. Kiekvienas taškas tampa aukso kainos. Elito lygos pirmųjų 2 sausio savaičių naudingiausių žaidėjų penketukas atrodo taip. Į žaidėjo poziciją Tomas Grybauskas Tegra. Lengvojo krašto puolėjo pozicija Jan Jurgo, Tuomena Šiaurės Lietuva LT. Atakuojantis gynėjas Mantas Kibildis SK Meškos. Sunkusis krašto puolėjas. Pirmą kartą šiame sezone Grigiškių sporto klubo atstovas Algirdas Palaima. Na ir vidurio puolėjo pozicijoje dar vienas naujas veidas šiemet Edvardas Varpiotas Sadolin. Visiems šiems krepšininkams atitenka gyvo alaus krautuvėlės prizai. Su kuo ir sveikiname. Dėmesio, Vilniaus krepšinio lyga pristato pavasario čempionatą ir kviečia registruotis. Visa smulkesnė informacija mūsų interneto puslapyje www.vilniauskl.lt. Dalyvauk ir būk kartu. Tęsiasi kovos ir basketinius LT iššūkio taurėje, kur A pogrupėje susitiko turnyrinės lentelės kaimynės Elektrėnų sporto centras ir BC Salininkai. Elektrėniškiai pirmą kėlinį atrodė lyg ant sparnų ir žaidė neabejotinai pačias geriausias rungtynes sezone. Po Valento Andriekos baudų metimų skirtumas jau panašėjo į nepadorų, dar net nesibaigiant pirmajam kėliniui 25-10. Šio ketvirčio metu aikštelėje spėjo pabūti visi iki vieno šeimininkai, bei net 10 svečių krepšininkų. Salininkai ir toliau klydo elementariose situacijose. Itin dažnai nepataikydavo aukštaūgis Andrej Kovalevskij iš 100% padėčių. Tuo tarpu tikra puolimo bei gynybos mašina šeimininkų gretose buvo Marius Kaminskas, visų rungtynių metu surinkęs net 39 naudingumo balus. Antrojo ketvirčio pabaigoje įsivėlė į bereikalingas diskusijas su arbitrais, salininkiečiai visiškai pamiršo žaidimą, o skirtumas jau perkopė ir 20 ribą. Tačiau ant laurų užmygę šeimininkai buvo skaudžiai nubausti trečiame kėlinyje, kuomet prabudę salininkai pagaliau pradėjo demonstruoti tą žaidimą,
kurį visada ir norėtų matyti ekipos sirgaliai. Pasipylė tritaškiai – Marius Žaltauskas, Paulius Jasukaitis ir jau liko vos viso labo vienas taškelis po laimėto trečiojo kėlinio 25-8. Kai atrodė, jog svečiams vis dėlto pasiseks išplėšti įsimintiną pergalę, savo žodį tarė ilgai tylėjęs Kostas Bakanovas. Sunkiai pateisinamas jo metimas iš 8 metrų pasiekė tikslą ir atsvėrė svarstyklę šeimininkų naudai. Nuo to laiko taškus salininkai pelnė tik baudomis, o pats tritaškis, kaip paaiškėjo vėliau, tapo bene pagrindinė persilaužimo priežastimi. Pažiūrėkime, ką apie šias rungtynes po joms pasibaigus galvojo nugalėtojų krepšininkas Marius Kaminskas. Šiandien laimėjot pirmas rungtynės 2011 metais. Kokia pagrindinė pergalės priežastis? Bet po naujų metų komandas susižaidė ir nežinau, tiesiog pirmą pergalę šiais metais ir tikimės bus kitos tokios pačios. Ar rungtynės buvo sunkios? Labai. Išsiveržėm į priekį, atsipalaidavom, trečiam kėlinį pralošėm žiauriai, bet susikaupėm ir laimėjom. Kaip pačiam pasisekė šiandien taip puikiai pasirodyti? Šiandien nežinau, tiesiog žaidžiu savo malonumui, kaip sekas. Kokie pagrindiniai komandos tikslai būtų šiame čempionate? Kuo aukštesni, norėtume į finalinį ketvirtį. Dar vienoje A pogrupio dvikovoje susitiko Čempion ir SKM 1993 komandos. Šeštadienio vakarą jaunieji sostinės krepšinio mokyklos auklėtiniai metė labai rimtą iššūkį vieniems iš pogrupio lyderių Čempion studentams. Susitikimą geriau pradėjo svečiai, kurie po Vaido Žemaičio tritaškio pirmavo 5-0. Pamatė, jog su ambicinga SKM 1993 komanda juokauti neverta, Čempion susikaupė ir pradėjo rungtynių antrąjį ketvirtį žymiai geriau. Jo metu puikiai pasirodė Jaunius Mačernis bei Vilius Aleksandravičius, po kurių taiklių metimų rezultatas jau 26-14. Minutinės pertraukėlės metu SKM nesugeba susikaupti, todėl skirtumas padidėja dar ir iki didžiosios pertraukos. Jos metu svečių treneriui Justui Jankauskui gerokai teko pasukti galvą, kaip komandos žaidimą padaryti rezultatyvesniu, nes 27 pelnyti taškai trenerio tikrai nedžiugino. Bent jau trečiajame kėlinyje šį tikslą pasiekti pasisekė. Pirmosiomis minutėmis 3 dvitaškiais pasižymėjo Deimantas Kraujelis, o komandos draugo spurtą pabaigė Martynas Stamulevičius. Prieš lemiamas 10 minučių Čempion persvaras sumažėjo iki vienaženklis, tačiau tai dar buvo ne riba. Dar įdomesnis buvo ketvirtas kėlinys, kuomet iniciatyvos svečių gretose ėmėsi ir Simas Aleksandravičius. Po kelių rezultatyvių Simo perdavimų atakas sėkmingai pabaigė jo komandos draugai Rokas Balbierius bei Gediminas Poviliauskas. Ir jau tik 65-60. Tačiau dar vienos staigmenos pateikti SKM 1993 ekipai nebepavyko. Po trenerio Mindaugo Grabio paprašytos minutinės pertraukėlės studentai susikaupė ir rungtynes pabaigė pergalingai. Kaip pakomentuotum šios dienos rungtynių baigtį? Na, rungtynės buvo tokios ne visai lengvas, nors net ir nesitikėjomės lengvų rungtynių šiandien, nes SKM yra vis tiek vaikinai stipri komanda ir jos mes laikėm kaip ir pagrindiniais konkurentais dėl antros vietos, nes tiek Normaliokas, tiek SKM yra tos komandos, su kuriamis tikėjomės sunkiausių rungtynių. Tai kitą savaitę dar su Normalioku susitiksime ir tada tikriausiai ir paaiškės, kas užims grupėje antrą vietą. Ar esi patenkintas komandos žaidimu šį sezoną? Na, iš tikrųjų, mūsų komanda žaidžia labai banguotai, vienos rungtynės žaidžia gerai, kitas vos sugebam laimėti prieš silpnesnes komandas. Na, čia iš tikrųjų yra nusiteikimo problemos ir kai mes ateiname nusiteikę, pavyzdžiui, kaip šiandien su SKM, nes žinojom, kad yra stipri komanda, tada ir žaidžiam gerai, bet šiaip visumoje taip esu patenkintas, nes mes iš tikrųjų tikėjomės prieš sezoną, kad būsim truputį žemesnėje vietoje, gal lentelės vidury, 5-6 vietoj, bet dabar, kai pasiekėm antrą vietą, tai tikimės ją ir išlaikyti iki sezono galo, nes kad nereikėtų susitikti su grupės lyderiais ŠMK, Telehansa radio kompanija ir kitom čempionato favoritėm. Tai galutinis čempionato tikslas jūsų Čempion komandai? Patekti į finalinį ketvirtą, ten jau kaip bus, tai matysim, bet pagrindinis tikslas tai patekti ten. B pogrupėje susitiko grupės lyderiai Ekspertizė.com ir pralaimėjimų dar nepatyręs krepšinio klubo Žaibas.
Svečiai rungtynių pradžioje žymiai geriau pataikė iš vidutinio nuotolio, rinko kamuolius tiek po varžovų, tiek ir po savo krepšių. Todėl nieko keisto, jog prabėgus pirmosioms 10 minučių pirmavo 19-8. Antrajame kėlinyje atsigavo ir ekspertizė. Jie šiek tiek pagerino puolimą bei sumažino atsilikimą iki 26-31. Naudingiausias antrojo kėlinio žaidėjas ekspertų gretose buvo Vidas Brasiulis, pelnė 6 taškus. Jam labai neblogai talkino ir Raimundas Kliukas. Po ilgosios pertraukos abi komandos sugrįžo į aikštelę karingai nusiteikusi. Trečiojo kėlinio viduryje antrąją nesportinę pražangą buvo nubaustas Žaibo žaidėjas Edvinas Kundelis. Ir tai reiškia jo šiandieninių varžybų pabaigą. Netekę savo komandos nario svečiai ne tik nepalūgo, tačiau įgavo ir antrąjį kvėpavimą. Sugebėjo laimėti trečiąjį kėlinį 15-11 ir padidino persvarą iki 9. Ketvirtajame kėlinyje gerokai stipresnis ir toliau atrodė Žaibo penketukas. Nors šeimininkai bandė sumažinti persvarą, jiems nieko padaryti nebepasisekė. Panevėžiečius pirmyn vedė Mindaugas Želnys bei labai neblogai jam talkinęs Žygimantas Gurevičius. Pogrupio favoritų akistata pasibaigė kiek netikėtai didelę Žaibo persvarą, tačiau tai anaiptol nereiškia aiškios čempionato baigties. Ką apie rungtynes galvoja joms pasibaigus vienas iš pergalės kalvių Evaldas Šalkauskas. Laimėjom pirmas varžybas, ta prasme, tas tokias rimtesnės. Tikėjomės sunkaus varžovo ir iš tikrųjų nenusivylėm, nes ekspertizė, gera komanda ir tikrai vertė paprakaituoti, nežinau, kada senai tai pavargau. Tai dabar laukia kitos varžybos, kas pagrindė dabar dar VPP, Kansabą išskirsim, prieš kurias ruošime stipriai, tikėkime, kad ir jie prieš mus ruošės ir tai galėsim gerų varžybų, padovanos žiūrovams saviem. Tai va, tai tiek šiam kartui. Kokia pagrindinė priežastis, kad iki šiol dar nepralaimėjot nei kartais? Komanda žaidžiam jau 2 metai, turim neblogą priekį iš tikrųjų ir kol kas nei traumas, nieks mūsų neišretino. Treniruojamės reguliariai, tai, kaip sakant, dėl to tikriausiai ta priežastis pagrindinė ir yra. Pagrindė praeis metais Europas ir tada šiek tiek ant pačią galą jau susijėmėm, tai mes kaip ir vasarą ir palaikėm šitą visą tempą. Tai dabar, ta prasme, kol kas ir jaučias, kad gal nesam labai pranašesni, bet šiek tiek daugiau patirties gal turim prie šitas komandas. Tokiem rimtesniem varžybom pasiruošę. Tai kaip toli šiemet žygiuosit? Sakė iki pat finalo ir iki pergalės. Ar pasiseks pergalingai žygiuoti iki pat galo, dar nežinia, nes Žaibui pasiruošę šį kelią iškirsti ŠMKM 83, taip pat nepralaimėję apogrupį. Visiškai netoli ir Champion Trio Team Normaliok bei Credit 24 klubai. Tuo tarpu 9-ąją pergalę įsirašęs Žaibas jau netrukus pakils turnyrinės lentelės viršų bei aplenks Hansa teleradio kompaniją Vilniaus VPP, SK Bitina bei Ekspertizė.com kartu su BC Phoenix. Kaip atrodo Basket News LT iššūkio lygos pirmųjų sausio 2 savaičių naudingiausių krepšininkų penketukas? Į žaidėjo poziciją Povilas Uždavinys, SK Skurdas. Lengvojo krašto puolėjo pozicija Aurimas Urbaitis, BC Phoenix. Atakuojančio gynėjo pozicija Edgaras Simonavičius, SK Skurdas. Sunkusis krašto puolėjas Credit 24 atstovas Juozas Petravičius. Bei pirmą kartą sezone geriausių vidurio puolėjo pozicijoje tampantis Mindaugas Anisimovas iš Merkurijaus Borga. Visiems šiems žaidėjams atitenka pakvietimai į Druskininkų akvaparką. Sveikiname ir linkime sėkmės kitose 2 savaitėse pasirodyti lygiai taip pat sėkmingai. Vilniaus krepšinio lyga dovanoja savo krepšininkams iki šiol mėgėjų krepšinėje dar nematytą dovaną. Vilniaus krepšinio lygos ir Kauno krepšinio lygos jungtinė komanda, sudaryta po 6 krepšininkus, susitiks su Rygos, Latvijos alternatyviosios krepšinio lygos rinktine. Tai įvyks vasario 5 dieną Rygos olimpinėme sporto centre. Krepšininkams ši kelionė visiškai nieko nekainuos. Na, o smulkesnės informacijos ieškokite jau netrukus mūsų interneto puslapyje. Kaip atrodo gražiausių užfiksuotų šių 2 savaičių vaizdų trejetukas? 3 pozicijoje bei pavyzdinė ir graži Ar studijos ataka pasibaigianti Rimvydo Sasnausko dvitaškių metimu. Antroji vieta – Elektrėnų sporto centras ir Konstantinas Bakanovas bei tritaškis perlaužęs rungtynių eigą 4 kėlinio pabaigoje. Na ir pirmoji pozicija. Puikus pavyzdys, kaip reikia gintis, Evaldas Šalkauskas ir jo įspūdingas stogas.
Ačiū, kad buvote kartu su mumis, susitiksime ir vėl, kaip visat lygiai po 2 savaičių. Gyvenkite krepšiniu ir dalyvaukite Vilniaus krepšinio lygoje. Likit sveiki!